Labą dieną. Sveiki. Pas mane yra toks kaip ir negalavimas. Noriu pasiklausti, ar man čia greitai kviestis, ar važiuoti, ar atvažiuosit, ar kaip. Alio. Jeigu kažkas jam yra blogai, kvieskit greitąją. Man atrodo, aš pavirtau į gaidį. Kaip sakot? Man atrodo, vat aš 2 savaitės gėriau ir man tokie lygtais balti arkliai haliucinacijos, kad aš pavirtau į gaidį. Tai gerai, kvieskit greitąją. O gal gaidys nieko tokio, gal gaidys geras gyvūnas? Mes jums čia telefonu neparekomenduosim nieko. Jeigu jūs jaučiatės blogai, kviečiat greitąją. Ne mes, o jūs. Jūs čia mūsų rais dirbat. Alio. Mes telefonu jums nepadėsim. Jeigu jums yra blogai, kvieskit greitąją. Ko vardu pati? Alio. Alio. Aš neprivalau prisistatyti jums. Nu, bet aš jūs kibinu, nes jūs esate gražiausia darbuotoja Durchatoje. Kokios dar pagalbos iš mūsų norite? Aš noriu jausmų, aš noriu bendravimo, man pagalbos nebereikia. Tai mes čia, žinokit, nepadėsime. Tai čiuvaką turit pati ir kaip? Viso gero. Ate. Iki nepriėmimas. Labą dieną, žiūrėkit, esam pajūry, šiek tiek išgėrė pirty ir tokia nelaimė atsitiko, noriu pasiklausti, ką daryti. Klausau. Vienu žodžiu draugas, jisai buvo kaip iš pirties išėjo be apatinių, norėjo atsisėsti ant soliuko, o ten buvo butelis alaus ir jisai atsisėdo ant to butelio alaus ir sulindo jam į tą vietą. Na, jis juokauja turbūt. Taip, ir dabar netgi kai kurie juokiasi iš jo, sako gaidys, aš sakau, tai nelaimė žmogui, reikia skambinti kažkam kreiptis. Supratau, mes nepatarsim, skambinkit greitai ir važiuokit ligoninę. O tai kur čia paskambinomės? Į skubę pagalbą, bet čia negreitoji. O čia 1-3 skambinkit. O kokiam čia mieste jūs esat? Klaipėdoj? Klaipėdoj daug ledovų bobų, kiek girdėjau. Padėra, už komplimentą. Labą dieną. Labą dieną. Na, skambiname iš Šiaulių, atsitiko kaip ir tragedija. Alio. Klausau jūsų. Vienu žodžiu, yra kaip tas oro uostas karinis Šiauliuose, aš ėjau šalia jo išgėręs, kilo lėktuvas ir man biški per galvą taip su sparnais davė. Alio. No. Galva mėlyna, galva tinsta, man yra gerai, teta. Tai jūs gal greitai ją skambinkit, kvieskite. Kaip, aš dabar su jumis šneku, aš negaliu greitosios kviesti. Nu, aš jums irgi nepakviesiu. Jūs, jeigu sugebėjot man paskambinti, jūs pasiskambinkit greitai. Tai palaukit, aš tada užrėksiu. Можно скорую! Net važiuoja. Alio. Alio. Žiūrėkit, jums čia jokinga? Na, aš atsiprašau, tai aš tik paklausiu, jeigu jūs atsisakot suteikti pagalbą, aš einu namo tada. Tai kaip man jūs suteikti jums pagalbą telefonu? Nu, pasakykit, kaip mėlynės nuimt nuo galvos, kaip patinimą nuimt. Nenuimsim man šimtų mėlynių nuo galvos, žiūrėkit, jeigu jums yra kritinė situacija, spėkite greitąją. 112. Aš atsiprašau, kad aš jums sutrukdžiau, aš nespėjau, nagi. Viso gero. Viso gero. Ate. Restoranas Merliniam, klausau jūsų. Na, laba diena, ar dirba dar? Taip, dirbame. Ar daug žmonių? Nelabai. Ar yra restorane toksai asmuo Satrebla? Narkomanas toks. Alio? Labą dieną. Labą dieną. Nu, čia jau kitas žmogus, ar kaip? Taip. Ar daug žmonių restorane? Nu, biški yra nedaug, o kas? Įdomina, ar nėra tokio vieno asmens, Satrebla. Kaip sakot? Ar nėra Satreblos, yra toks asmuo? Nežinau tokių asmenų. Narkomanas. Nėra čia tokių. Gerai, o patiko vardu? Alio. Kokiu klausimu skambinat? Dėl restorano paslaugų? Ar jūs galvojate, kad aš jūs kibinsiu? Jūs neprisisvajokit, pas mane yra. Ir Jūs norit staliuką rezervuoti ar kur?
Gal norėčiau rezervuoti staliuką jums po apatiniais. Labą dieną, žiūrėkit, turiu klausimą dėl Akropolio paslaugų. Esu sunkiai gyvenantis žmogus, vėlai bilėt ir noriu ateiti pas jūs į Akropolį parinkti bonkių. Palandžiat po šiukšlių dėžes, parinkti butelių. Jūs gal kažkur norėjot paskambinti būtent kitur? Aš noriu į Akropolį, nes Akropolį gana daug pasiturinčių žmonių, gana daug šiukšlių dėžių ir norėčiau pasiimti butelių iš ten. Iš šiukšliadėžių, ta prasme. Nu taip, turbūt, kad ne iš kišenių jums. Turbūt, kad... Na, šiaip nelabai čia kaip ir leisimas elgesys iš tikrųjų, o Bet kaip pasakyti, su tokios paslaugos tai nėra, tai tiesiog galit Akropolyje vaikščiodamas pasižiūrėti, bet šiaip sakau, apsauga tikrai gali pasakyti, kad ir negalima elgtis. Tai mane visi apsauginiai žino, manegi iš karto atpažins, sakys, o, malai, o, nes ašgi sėdėjęs. Aš apsirengsiu gražiai su kostiumu ir bus mažiau valytojams darbo. Tvarkoj, gerai. Pačios koks vardas? Apsirengęs su kostiumu tada. Pačios koks vardas? O ko reikia vardama? Galvoju, parinkčiau normaliai bonkių ant kokių 500 eurų. Ir kokį viešbutį dviese po darbo. Oh, yes, baby. Na, žodžiu, supratau aš tada. Tai tada, supratau. Ate, lele. Visa. Siekdami užtikrinti paslaugų kokybę, pokalbį įrašysime. Prašome palaukti. Jungiame su konsultantu. Tai šnekėk, nu. Nu, labą dieną. Sveiki. Na, ir kaip pas jūs ten reikalai? Alio. Taip, padėjo, labą dieną. Sveiki. Dovana užkandžiai, vakarėliai ir geras laikas praleistas kartu. Alio. Norit rezervuoti staliuką? Pradėsim nuo staliuko, o paskui jau žiūrėsim, kaip seksis. Ką toliau rezervuosim. Alio. Klausau jūsų, ko jūs norėjot. Ar daug... Jeigu rezervuoti staliuką, sakykit, kelintą valandą keliesi rezervuoti. Nu, o dabar daug jį balų restorane? Ką? Ar daug jį balų restorane? Antras klausau. Labą dieną, dėl kursų skambiname. Taip, sveiki, dėl kokių? Vairuot mokote ar ko dar mokote? Taip. B kategorija, ar ne? Galit mane išmokyti ir džigi daryt. Jokauju. Aha. Tai B kursai, ar ne? B, nesu furistas, esu pasiturintis verslininkas, vairuoju tik tais visureigius arba limuzinus, tai tik B kategorija. Aha. Vilniuje esate, ar ne? Taip, Šanchajui, kaip sakant, buvęs narkomanas. Aha. Ką jūs kančialinat? Kur dingot? Taip, tai man reiks jūsų asmens dokumento, medicininės pažymos. Galėsite atsiųsti elektroniniu paštu? Pala, ar teisingai supratau, jums reikia mano dokumento asmens, jo? Taip. O ką, jūs musarė? Jokauju. Jo, bet pradžioj gal apsitrėmė, tai patie yra. Labą dieną. Labą. Na, domina kursai. Alio. Klausau. Labą dieną. Sveiki. Dėl kovos menų kursų. Taip, klausau jūs. Domina. Noriu išmokti rubatsą, noriu išmokti šustrėlint, noriu būti stipresnis. O jei gerai, pradedančiųjų grupė antrąjį ketvirtadienį yra. Nu, tai jau pats toks iš balso pagyvenęs esat, ar ne? Nežinau, ką reiškia pagyvenęs, bet to koks ryšys. Nu, tai tavo senas nežinau, tai jūs vis tiek, jeigu jūs treneris, jūs turit man pakrauti. Jeigu jūs mane pakrausit, tai kaip jūs mane mokysit? Supratau. Susiraskit kitą klubą, gerą vakarą. Ate. Labą dieną. Sveiki. Dėl kovos menų. Taip, klausau jūsų. Noriu išmokti rubatsą, noriu išmokti šustrėlint, kaip sakoma. Na,
šitą vietą nieko padėti negalim. O tai ką jūs mokote, kokius kovos menus? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu, tai čia japoniškas? Taip, teisingai. Nu, bet jūs tai man tai tikrai nepakrautumėte, jūsgi mergina. Žiūrėkit, ar jūs paskambinot dėl konkrečios informacijos, ar jūs pasiskambinot tiesiog pasipizdavot? Jeigu rimtai, tai labiau pasipizdavot, bet tuo pačiu ir gal ir sudominsit mane, jeigu pasistengsit. Tada dėkui, mes neturim apie ką šnekėti, gerą vakarą. Telelė. Nu, labą dieną. Labą dieną. Nu, dėl kovos menų. Taip, klausau. Domina išmokti kovoti. Tai labai smagu. Jūs pats norit išmokti. Nu jo, bet man reikia rimto trenerio, kad jau ir man pakrautų, kaip sakant, kad bijočiau, kad smurtautų prieš mane, kad... Treneriui nereikia bijoti, treneriui reikia gerbti. Nu nežinau, nu tai, kaip sakant, nu tai koks čia treneris, jeigu nepakrauna malkų? O tai būtina, žmogus užsiiminėjasi 100, nu ne 100 gal, sakyčiau, visą savo gyvenimą kovos menais, tu niekam malkų nekrausi, jūs tai pratauji. Nu tai jūs mergina, prie jūsų nesikabinėja, prie manęs įkabinėjęs kiekvieną dieną. Jums reikia vyro treneris, skambykit ten, kur vyro treneris. Nu tai o pati... Jeigu jūs į mano grupę ateisit, aš esu moteris. Nu tai jau jūs pati vaikiną turite, pavyzdžiui? Taip sakot, Ar turit vaikiną antrą pusę? čia dabar mano asmeniškas gyvenimas, aš neaptarinėjau. Bet aš įsimylėjau, ką man dabar daryti. Ko jūs galėtumėte įsimylėti, jeigu jūs manęs nematėt? O man pasistojo vieno balso. Labai juokinga. Sėkmės. Nete. Labą dieną. Sveiki. Nu, dėl kovos menų skambinam. Klausau jūsų. Norim išmokti kapotis normaliai. Aha. Gero vakaro jums. Ate. O čia tai sporto klubas. Norim išmokti kapotis. Gero vakaro. Labą dieną. Labą dieną. Dėl kovos menų. Labai greitai, žinokit, Dėl kovos menų skambinam. Norim... suprantu, kad dėl kovos menų, bet sakau greitai, kas. Greitai, nu tai noriu išmokti kapotis, reikia rimtų kursų, nu. Alio. Viskas jau, aš klausiu normalių klausimų, neturiu laikos kol stovykloje esu. Tai galim išeiti vienas vieną išsiaiškinti, jeigu norite, treneriui. Galėsim. Ate. Drąsiai. Nu, patikėk, aš daugelį pasūdžiu to figėl, bana. Jokių problemų. Davai, susitiksim po stovyklos, figėlysim. Gerai, davai. Все, давай. Vadimka видела? Klausau. Nu, labą dieną. Sveiki. Dėl Audi. Taip, klausau. Kur tau, tai labai daug triukšmo pas jūs. Kaip čia taip? Kur jūs važiuojat kažkur? Jo, mašinai, dabar gal geriau, ne? Nu, gal ir geriau. Kas su Audi, kas gero, nes vis tiek Audi. Mes žinom, kas per mašiną Audi yra. A, kas per mašiną? Nu, prestižo nėra, vis tiek tokie vairuot, vis tiek būna posakis toks yra, kad chujovo mašina. Nu, būna, Laurinai, būna. Atpažinote? Taip, Laurinai, atpažinom. Na ir kas aš toks? Laurinas Burovas. DJ Maybach. Nu ir kokia nuomonė apie Maybachą? Nu, maladės, Laurinai, ką aš galiu pasakyti. Maladės. Nu, malonu tada, malonu. Kaip sakom, ieškom kitos Audi tada. Dėl bendrai geriau, Laurinai, ne? Jeigu ne iš Smart Deal, tada gerai. Galimai 7000, ne? Ką tu prankolus darai? Taip, tu dabar eteryje gali pasisveikint. Sveiki, tikėjai. Karočią, tu neįdinkit Maybachui koinsų. Kaip susitvarkiai pams, ar ne? Ta prasme susitvarkiau, nu ko? Nu, tipo, dėl tos avarijos. Ne, nu tai draudimas tvarkys dar. Ir viskas taip greitai, ne tą pačią dieną. Ne. Nu, jo, čia nesupratau. Gerai, seniai, iki greito. Все, davai. Alio. Sveiki. Labą dieną. Iš Jago vairavimo mokyklos skambina. Domina kursai vairavimo, kadangi jau baigiau gert,
praėjo metai, jau gražindinėja teisės man. Aha, tai jums reikia galbūt nusižengusių vairuotojų kursų dabar turim. Nu, kaip sakant, taip išeina, nors ten nieko aš nepadariau, ką ten ant perėjos užkliudžiau žmogų ir viskas. Tiesiog užkliudėt žmogų ir atėmė teisės. Išgėręs ir pabėgau dar, bet tai čia, kas čia tokio? Kas čia tokio? Aš galiu sau leist, kas aš jums. O kas jūs esate iš viso? Aš Reikia esu jūsų duomenų. verslininkas, nuomonės formuotojas, istorikas, sportininkas. Daug Net funkcijų. sportininkas, ar ne? Taip, aš 110 kg sveriu, daugiau 115 kg. Aha. Būna. O tai galima dokumentuose taip įrašyti Laurynas, ar ne? Taip, būna, pavyzdžiui, sakau, po sporto, steroidų susileidžiu, Viagros išgeriu, tai patikėkit, kaip pas kurvos nuvažiuoju. O kodėl jūs mums paskambinot? Kaip jūs mūsų numerį radot? Mums realiai svarbu, žinokit, iš marketingų pusės. Jūs gal reklamą pamatėt kokią, ne? Tai skelbia LT. Bet mūsų nėra skelbiauta. Tada Dievas pakuždėjo į ausį turbūt. Tai duok Dieve, kad daugiau žmonių pakuždėtų Dievas, klientų gal turėsim daugiau. O kad trūksta? Ne, netrūksta, bet visą laiką noris daugiau. Kaip sakant, tai gal pas jūs ten instruktoriai kokie, narkomanai, ar ne? Ne, instruktoriai tai žiauriai faini, galite papildomas pamokas kokias nusipirkti, pasivažinėti su jais. O jeigu pasipisti su jais? Su vyrais? O kodėl ne? Europą? Portugalai? Aš žinokit, nemanau, kad mūsų instruktoriai sutiks, jiems būtų ne faina. Pamatys mane, gal atsistos jiems. Aš jums parodysiu jiem jūsų nuotrauką pirmadienį ir perskambinsiu, gerai? Lauksiu, Lelė. Visą gerą. Labą dieną. Labą dieną. Dėl masažo. Nedirbam Ne, tai šiandien. užsirašyt noriu, šiandien aš ir pats pas kurvos važiuoju. Suprantu rusiškai? Можем поговорить. Можем поговорить, а можем просто переписываться. Смотрите, я уже еду домой, я вам на когда? Есть в понедельник и вторник место. Можно, в принципе, и воскресенье. Но на воскресенье там людям не подошло, так я, наверное, закрою запись. Можем и поговорить, можем и подписаться, можем и поебаться можем. Шучу. Нет, мы этого не можем. Это плохие Подождите, шутки, да. шучу, извини, Лена, извини. Я не Лена. А какое имя? Не имеет значения. Вы с каким намерением? На массаж или вам что-то больше надо? Массаж, такой горячий. Чтобы и кончать. Где-то. Не надо. Ясно, А понятно. кто это такой? Я же не малолетка, я До хочу. свидания. Я еду домой, мне неудобно разговаривать. Я Давай, Леночка, давай. в машине. Labą dieną. Sveiki. Dėl masažų skambinam. Čia masažas. Domina masažas. Gerai, klauskite. Kas per masažuotoją būtų, iš ko galiu rinktis ir kokios rūšies masažai ir kokios kainos? Šiandien Olga tik tais gali jūs priimti, jeigu apie moteris kalbėtume, jinai laisvas. Aš taip pasakysim. Ne, aš šiandien, o kas sakė, man šiandien reikia, teatro, kodėl man šiandien, aš šiandien pas kurvos važiuoju. Turite menį, kitą dieną norėtumėte? Tai aišku, kitas šiandien užimtas, aš Viagrą gersiu ir pas kurvos, tai jūs juokaujat, masažą važiuosiu ant Viagros. Dažniausiai nori tą pačią dieną, tai apie tai ir aš neku, galiu žinoti. Tai paklausti reikia ir sužinosit. Atsiųsiu jums nuorodą, jūs galite ten tą visą informaciją ir pasižiūrėti ir surašyti, tarkim, rytojui ar kitai dienai. Gerai, tada vienas paskutinį klausimą galiu užduoti. Prašau, žinoma. Ar būna kažkoks erotinis, kad, tarkim, išsitepo lubrikantų, tarkim, prie dešros trinasi? Ne, įsivaizduoju, pas mus neviešinamis, taip nedaro niekas. Bet aš damokėčiau ir būtų nuostabi patirtis, aš įspūdingai atrodau pats. Jūs man sakot, lyg tai reklamuojate man, o aš tik tais administratorė. Ne, dar kartą sakau, pas mus masažo salonas ir nesvarbu, mokėsit ar nemokėsit. Tai gerai, jūs administratorė, tai po darbo galime ir su jumis kavytės. Oi, vargelė.
tada nesiūsiu. Nu kodėl, lelė? Alio, Nu, laba diena. sveiki. Dėl masažų skambiname. Taip, Na, pati masažuotoja ar administratorė? masažuotoja. Nerealaus balso savininkė? Ko vardu? O jūs skambinat dėl kokios priežasties? Jūs pakalbėti norit ir užsirašyti norit? Nu, aš domina masažai, paskui užsirašyt, o paskui jau vykdyt. Pas mane klasikiniai masažai yra arba gydomieji masažai. O vieną kartą buvau pas ukrainietę, tai jinai išsitepė lubrikantų ir pradėjo į mane trintis. Na, labas. Kiek? Domina pasimatymas. Iki vakaro pusę darušiu. O kokios kainos? Čia yra kartas, jūs pasiėmės, kaina 40. 40 už vieną kančialinimą. Taip. O jeigu, tarkim, ant dančio duot? Tai aš sakau, išskyrus analinio. Tai Kiek? reiškia viskas įeina. Tai už kem eurų ir ant dančio paimsit ir į skylę baigt galėsiu. Labai laukiu. Vėliau susiskambiname. Ate meilė. Labas. Sveiki. Dėl pasimatymo. Klausau jūsų. Kokios kainelės? Pusvalandžio 100, valanda 200 masažo. Bet masažas bus, kaip sakant, šustresnis negu kitur. Aš nežinau, kur ir kaip jūs gaudavote masažą, bet pas mane kaip masažo paslaugos. Nu tai aš tada geriau pas kurvas normalias nuvažiuosiu. Nu tai gerai, važiuokit. Ir tai pigiau bus ir nors normaliai pasikaposiu. Viso gero. Ate.